noriu Jūs pakviesti į intuicijos lavinimo kursus Karminis laikas ir intuicija. Karminis laikas tai metas, kuomet juntame, patiriame ir išgyvename daugybę grėsmių ir iššūkių. Kyla klausimas, kaip orientuotis, kaip veikti, kad būtume saugesni, kad būtume sėkmingesni, kaip žinoti, ką daryti ir ko ne. Tam aktualu įdarbinti intuiciją. Žinoma, mokėti tai daryti, žinoma, žinoti intuicijos ypatumus, ženklų ir signalų skaitymo gairės, gebėti atpažinti ir išgirsti intuicijos balsą, nemaišyti jo su proto išvadomis ar apėmusiais jausmais. Leiskime savo kūnui ir sielai išsivaduoti nuo abejonių, baimių, tariamų ir menamų grėsmių ir išmokime klausyti savo intuicijos. Išmokime veikti ir rinktis intuicijos vedami, gebėdami rinktis ne masinius sprendimus, bet tuos, kurie geriausiai būtent jums, kurie padės išvengti pavojų, realizuoti save ir jaustis laimingesniais. Aktyvuokime savo slaptą įrankį – intuiciją. Tegul jį ves teisingiausių ir palankiausių, maloniausių kelių. Ženkime į kokybišką naują savo gyvenimo būtį. Lavinkime savo intuiciją. Intuicija yra tarsi vidinis kompasas, leidžiantis mums priimti sprendimus, kai logika ir įrodymai mus palieka be atsakymų. Kiekvienas iš mūsų turėtų ugdyti savo intuiciją, nes ji yra neatsiejama mūsų proto ir širdies sąveikos dalis. Vystydami intuiciją mes mokomės pasitikėti savo vidiniais jausmais ir intuityviai jausti gyvenimo kryptį. Tai ne tik padeda spręsti kasdienius iššūkius, bet ir atveria duris į gilesnį savęs pažinimą, leidžia atrasti naujas perspektyvas ir kurti prasmingesnę gyvenimo kelionę. Mokytis klausyti ir sekti savo intuiciją yra kelias į pilnavertį ir harmoningą egzistavimą, kur kiekvienas sprendimas ir veiksmas yra atliekamas su pasitikėjimu ir darna. Intuicijos lavinimo kursai. Jų metu sužinosite daugybę dalykų apie intuiciją, jos kalbą, signalus, trukdžius, atpažinimo būdus. Sužinosite apie teisingus ir klaidinančius kūno signalus. Patirsite įvairias intuicijos aktyvavimo praktikas. Atliksite namų darbus ir užduotis, sąlygojančias palaipsnį intuicijos atsiverimą. Taigi, kas yra intuicija ir kaip ji veikia? Sudalyvausite įžanginėje meditacijoje, kuri skirta prisijungti prie savo vidinio vedlio. Mokysimės atskirti, pažinti jausmų ir kūno signalus. Atliksime kūno skenavimo meditaciją, emocinių pojūčių atpažinimą. Aiškinsimės, kaip veikia protas prieš intuiciją ir kaip jos suderinti. Bus meditacijos skirtos protinių įpročių atpažinimui ir intuicijos stiprinimui. Ir intuicijos gylis, gilaus sąmoningumo ir intuicijos ryšys. Vyks ir gilio sąmoningumo meditacijos ir vizualizacijos. Ir intuicijos integracija į kasdienį gyvenimą. Kaip panaudoti, priimant kasdienius sprendimus, kūryboje, veikloje, asmeniniame augime. Taigi tam bus ir praktiniai pratimai, skirti intuicijos naudojimui kasdienėje veikloje. Jeigu jums aktualu vystyti savo intuityvius gebėjimus, išmokti klausytis intuicijos balso,
gauti savo vidinio vedlio patarimus ir patirti dvasios vedimą. Šie kursai kaip tik jums. Tai iki susitikimo. Lauksime jūsų.